Ar Lietuva mane girdi? Girdi. Specialiai iš Didžiosios Britanijos sostinės, Londono reporteris Skersas, prakalbinęs 21 metų Aleksandrą ir 18 metų Laurą. Tai du paaugliai, metė Lietuvoje studijas ir mokyklą. Jie čia šokdina lietuvius. Ir dabar aš juos prakalbinsiu. Norėjau paklausti pirmiausia, kaip buvo prašokdintas Juozas Statkevičius. Juozas Statkevičius dar pas mane atėjo treniruotės, taip kad, nežinau, nieko. Už kiek tu jį mokintum šokti? Tai jau būtų startinė kaina, manyčiau. Bet Robinzonė Danielė jau prašokdinta. Nu, dar ne, bet labai stipriai sužavėjus mūsų šokiu. Tai tau jį patinka labiau negu Laura? Ne, man Laura patinka labiau. Bet Danielė? Danielė. Simpatiška moteris, taip, be abejo. Jai virš 40. Nu, tai, ką? Laura, kaip reaguotum, jeigu šis vaikinas, su kuriuo atvykai į Didžiosios Britanijos sostinę Londoną, tave iškeistų į Danielę? Nemanau, kad jis iškeistų mane į Danielę. Ta prasme? Danielė prastesnė už tave? Ne, jinai nėra prastesnė, tačiau jis mane myli. Mielieji, jūs per šokius dirbate kitus darbus. Kas tai per darbai? Aš dažau spintas, tvarkau kompiuterius. Ta prasme, viskas normaliai sekas. O tu? Aš dirbu bare, kaip sakant, kavos bare, dirbu barista, bet lietuviškai tai būtų barmenė. Na, o dabar tai, ko nematė net Juozas Statkevičius, bet jau pamatė Danielė. Mums Aleksandras, kurį londoniečiai vadina Lexusu, taip? Ja. Šoks Lexuso B3 šokį! Iš Londono specialiai reporteris Skersas.